Sveiki visi. Šiandien, kaip matot, iš pavadinimo bus šiek tiek kitoks video, nes, kaip žinot, mane dažniausiai keliu dienas su savimi ir panašiai, bet kas tikrai nuoširdžiai žiūrit mano kiekvieną video, tai galėt pastebėti, kad dažnai kalbėjau apie tai, kad norėsiu pradėti kurti turinį, kuriuo galėsiu jums padėti, kuris bus kažkoks tai su augimu susijęs ir tiesiog parodysiu šitą pusę savęs, nes tikrai daug laiko investuoju į saviugdą ir noriu pasidalinti su jumis tuo, ką aš žinau, tuo, kuo aš gyvenu tiesiog. Aplamai noriu pakalbėti apie saviugdą, kad tiesiog daug žmonės dabar investuoja į savo išvaizdą, kaip jie atrodo ir taip toliau, ir tai labai daug mums duoda pasitikėjimo, ir tai irgi yra tobulinimas savęs, bet aš labiau kalbėsiu apie saviugdą kaip iš vidaus, bent jau šiame epizode, nes vidus labai atsispindi mūsų išvaizdoj ir labai reikia nepamiršti, kad mūsų kūnas ir mūsų mintis nėra du atskiri dalykai, tai yra tas pats vienas kūnas ir mūsų mintis turi labai didelę įtaką ant mūsų kūno, kaip mes jaučiamės, kaip mūsų virškinimas jaučiasi, kaip mūsų imunitetas ir begalė daug kitų dalykų, todėl ir noriu pasakyti, kad tai yra labai svarbu. Esu užsirašęs apie šiandienos temą visai nemažai, kad nepamirščiau kažko paminėti. Galim pavadinti tiesiog emocinis intelektas. Kuo jisai svarbus, aplamai pakalbėsime apie emocijas, kuo jos svarbios ir taip toliau. Tai ir prieš pradedant, tik noriu pasakyti, kad tai yra tiesiog mano mintis, aš tuo dalinuosi, tai kaip aš tai matau, tai yra iš mano požiūrio ir taip kaip aš matau tai nesu aš kažkokia psichologė ar kažkokia daktarė tame, tai priimkit vis tiek su kažkiek druskos, su kažkiek savo intelekto ir logikos, priimkit mano žodžius, tai yra vis tiek mano nuomonė. Tai pradėsim nuo tokios frazės, kad tiesiog tas, kuris gali valdyti emocijas, gali valdyti veiksmus, o tas, kas gali valdyti veiksmus, gali valdyti savo ateitį. Tai labai yra svarbu žinoti savo emocijas, neleisti joms jūsų valdyti, o kaip tik pasimti viską, kas yra gerai su emocijom ir nebūti kažkokiam mažam vaikui, kuris tiesiog nesupranta, kas su juo vyksta. Tiesiog nėra susitapatinęs su savo kūnu, dėl to yra daug sunkiau funkcionuoti šitam pasauly ir atrasti savo ramybę. Tai pakalbėkime apie emocijas. Kodėl būtent šitą temą aš noriu pradėti šitą visą epizodą saviugdos, nes tiesiog nuo pat vaikystės aš buvau labai jautrus vaikas, labai empatiška. Atsimenu, net mama pasakojo, kad tiesiog žiūrėdavau, tarkim, žinias ir, nežinau, kokioj Islandijoj ar kur ten kokie ledynai tirpsta, ar ten žūsta šeimos kažkokios, ar koks karas vyksta. Aš apsiverkdavau tiesiog, nes aš sėdėdavau saugiai namuose ir aš nieko negaliu pakeisti. Mane tai labai skaudindavo, liūdindavo ir tiesiog nuo pat vaikystės daug verkdavau, daug visokių emocijų jausdavau, bet čia yra tos liūdnos emocijos, sakykim, bet būdavo ir daug gerų emocijų. Nuo pat vaikystės aš jaučiu kažkokį tai susitapatinimą su gamta, su pasauliu. Jaučiu žmonės, kuriuo aš, tarkim, nepažįstu, jaučiu jų auras, galim tai pasakyti. Tiesiog jaučiu iš žmonių kažkokį tai spinduliavimą, nes vis tiek mes esam energija. Tu ir aš esu energija, mes kažką spinduliuojam ir kažką vienas su kitu jaučiam. Dabar, kai daugiau žinau apie emocijas, suprantu, kad viskas su tuo buvo gerai, bet tikrai daug žmonių sakydavo, kad esu per daug jautri ir kad pasaulis yra žiaurus ir taip toliau. Tame yra dalis tiesos, tarp kiekvieno tokio dalyko yra dalis tiesos, bet reikia ją mokėti atsirinkti ir pasimti, nes jeigu pasimsim būtent tokį neigiamą kažkokį nusistatymą prieš emocijas, tai labai daug sukurs pas mus barjerų ir užsiblokavimų ir tiesiog būsim sustingę viduj žmonės, kurie negalės jausti nei savęs, nei kito, nei pasaulio. Nežinau, ar įsijungėt šitą video dėl to, kad nejaučiat emocijų ir norit suprasti, kodėl taip yra, ar galbūt tokie kaip aš esu ir esat jautresni žmonės ir norit valdyti tas emocijas. Noriu labai akcentuoti tai, kad kitiems žmonėms, kurie gimsta, auga tokioje aplinkoje, kurie turi užsidaryti savo emocijas, ypač, tarkim, vaikinai, kuriems visada yra sakoma neverkti, neliūdėti, šis nejausti nieko, labai susispazmuoja, labai užsiblokuoja tos emocijos, jos kažkur kaupiasi. Žinai, nekreipiame tai dėmesio, bet tuos blokavimus galim pajausti per savo skrandį, tarkim, nevirškinimą ar nerimą milžinišką, skausmus kažkokius tarp pečių, tarp nugaros ertmės, tai yra užsiblokavusios emocijos, reikia atidaryti, jas reikia išjausti. Visos emocijos, kurias mes jaučiam, reikia suprasti, jos neateina kažkur iš niekur. Būna kažkokie triggeriai, kurie mus paliečia ir tos triggerius reikia sužinoti tam, kad žinot, kokios situacijos, ką mums sukelia. Reikia kalbėti su savim, reikia bendrauti su savim, o ne tiesiog imti
taip tiesiog vyksta. Ne, viskas turi kažkokią tai priežastį ir reikia ją atrasti ir žinoti, ar tai yra geras dalykas, ar tai yra blogas. Ir jeigu nuolatos jaučia tą pačią emociją, tarkim, būnant su kokiu nors žmogum ir nuolatos jums, tarkim, negera, tas gut feeling, apie kurį visi kalba, jis tikrai yra tikras, čia tiesiog jauti tokį lyg pykinimo, tiesiog negeras jausmas, čia yra kūnas tiesiog rodo tau, kad kažkas yra blogai, neignoruokit šito jausmo, tai labai gerai ir kuo labiau atsiveriat emocijom, tuo labiau jis jums gelbsti, tuo labiau rodo tas gut feeling rodiklėmis, kur reikia eiti, ko nereikia daryti ir taip toliau. Tokie dalykai mūsų gyvenime apsaugo nuo kažko, mes su kūnu jaučiam, kartais loginis mąstymas mums sako, kad taip turi būti, kas čia gali nutikti, bet mūsų kūnas jaučia, kad kažkokia tai yra situacija, kur galbūt nėra loginė ar paaiškinama, bet va tu kažkodėl jauties blogai tame. Tai čia kūnas tiesiog tau rodo, kad tu čia neturi būti ir panašiai, tai reikia taip kreipti dėmesį ir neignoruoti savo kūną, nes paskui sumokam dvigubą kainą. Jeigu žiūri šitą video ir tavo noras yra spiritually augti, tiesiog dvasiškai augti, nesvarbu, kuriam tu tikėjimėsi, kuriam tu mindsete esi apie pasaulį, bet vis tiek augti, tobulėti, tai manau, šiek tiek supranti, kad emocijos ir susitapatinimas su gamta, su savim yra pirmoje vietoje. Be to, be emocijų kažkokio tai išsiaiškinimo, be gebėjimo susitapatinti su savim, be gebėjimo jausti kitą, be gebėjimo jausti pasaulį, gamtą ir tai, kas yra aplink tave, tu negalėsi tobulėti ir eiti tolyn, tu užstriksi kažkur. Tu turėsi vis tiek atsidaryti savo vartus į jausmus tiesiog, savo širdies čakrą turėsi atidaryti. Noriu pasakyti, kad tie žmonės, kurie galbūt šitą video žiūri ir yra tie jautruoliai, supraskit, kad tai jau yra gerai. Tai yra jau dalykas, kuriuo jums nebereiks padaryti. Žmonėms, kurie yra užsiblokavę, dar reiks eiti iki šito lygio, kuriame mes, tarkim, gimėm ar užaugom jau. Ir atsidaryti visą tai ir susitvarkyti, tai yra dar dvigubas darbas. Tai jautruoliams sakau, nebandykit uždarinėti tų vartų, kurie ir taip jau atidaryti ir kurių jums jau nereikia jėgų, bandant juos atidaryti. Jie jau atidaryti. Tai džiaukitės tuo ir stenkitės tai perkelti galbūt į kūrybą, į kažkokią tai veiklą, į tobulinimą savęs. Tos emocijos nebūtinai turi būti blogos, o dažniausiai išdarytos emocijos virsta blogomis emocijomis, jos kažkur kaupiasi ir tampa pykčio emocija, pavydu, kokiu nors tai susierzinimu nuolatos ant kažko, tai yra tiesiog uždarytos emocijos. Ok, pakalbėjom apie emocijų svarbą, dabar pakalbėkime apie emocijų spąstus, nes jų tikrai yra nemažai. Kai jaučiam emocijas, dažniausiai, kai esame ypač jauno amžiaus ir neturim emocinio intelekto, emocijas priimam kaip faktą. Tiesiog net negrindžiam jo, nebandom įsiaiškinti, ar čia dėl ko mes jaučiam tą emociją, ar jinai tikrai yra tokia svarbi ir mes tiesiog jaučiam ir viską darom iš emocijų. Ir tiesiog parodo, kad emocijos mus valdo, o ne mes jas. Reikia suprasti, kad mūsų emocijos įtakoja daug dalykų ir kartais kūnas su mumis mėgsta žaidimus ir deja, bet mes galim jausti įvairias emocijas, bet jos neturi pagrindo. Reikia jausti savo emocijas ir suprasti, kada jos kyla ir suprasti, kad jų tau nereikia, tarkim. Labai toksai pratimas yra, kurį irgi stengiuosi tikrai dažnai naudoti, ypač kai kažkokia situacija yra, kur tu nespėjai pasiruošti. Tu dažniausiai niekada nespėjai pasiruošti kažkokiai emociniai situacijai ir dėl to mums ir kyla kažkokia panika, pyktis, pavydas, kai mes taip labai sėdim ramiai savo namelyje ir kažkas bam. Ir tada viskas sprogsta, emocijos mes nemokam jų valdyti, ne? Tai yra pratimas, kad tiesiog atsisėdam, jaučiam tą emociją. Nesisėdam, galim stovėti, nežinau. Tiesiog jaučiam tą emociją, tarkim, pyktis labai dažnai aš darau su šituo, nes man labai nepatinka ta emocija. Bet dažnai nepykstu, bet jeigu tas pyktis ateina, aš stengiuosi jį suvaldyti ir tiesiog pažiūrėti, ar jis tikrai yra vertas išleidimo, ar ta emocija verta išeiti ar ne. Tai jaučiu tą pyktį, jis ateina į mane ir aš su savo smegenim suprantu, kad jis ateina, manęs jis neužpuolė iš kažkur. Loginį mąstymą tada įjungi. Ar man padės dabar šitoje situacijoje, kad aš būsiu pikta? Ar man padės, tarkim, ginčas, jeigu vyksta? Ar man padės išgirsti kitą žmogų? Ne. Ar man padės pyktis kažkaip aiškiau save išreikšti? Ne, jis man kaip tik trukdys, nes aš galbūt bandysiu ne pasakyti tai, ką aš iš tikrųjų galvoju, o bandysiu dar kažkaip nors įgelti žmogui, kažkaip jį supykdyti taip toliau, ar ten ją. Tai niekur nenuves į gerą.
tai tada supranti, kad ta emocija nėra reikalinga. Ir kitaip pasikalbi su savim, pabūni su savim, tu neuždarai tos emocijos, tu nebūni toks, kad nuryji ir tipo viskas nebekalba. Ne, tu išsprendi tą problemą, tarkim, tą ginčą, tu jį išsprendi ir tas pyktis daugiau tavėje nebekils būtent dėl šitos emocijos, nes tu būsi išsprendęs problemą, bet tu nebūsi naudojęs tos emocijos. Dar vienas dalykas, apie kurį tikrai labai norėjau pakalbėti, ypač merginoms čia bus įdomu, tai yra per mėnesines arba pavyzdžiui per PMS, prieš menstruacinį sindromą. Daug kas jį turi, daug kas jį jaučia ir manau daug kas tikrai gali pasakyti, kad jaučiam įvairiausias emocijas, daug pykčio, liūdesio, taip toliau ir atrodo tos emocijos yra iš niekur. Ir noriu labai, kad atkreiptumėt į tai dėmesį. Hormonai labai mėgsta su mumis pajuokauti, labai mėgsta su mumis pažaisti, pažiūrėti, kaip mes čia jaučiamės. Ir noriu, kad atkreiptumėt dėmesį ir nekankintumėt savęs tom fake emocijom. Labai siūlau ir rekomenduoju merginoms sekti savo mėnesinį ciklą, nes tai pakeičia visą gyvenimą tiesiog. Aš net, tarkim, nežiūriu kiekvieną dieną, ar kada man tos mėnesinės. Aš tiesiog pajaučiu. Atsikeliu ir aš liūdna. Aš tiesiog gyvenimas blogas, pilkas, noriu verkti. Tiesiog galiu sėdėti, žiūrėti, pamatyti šuniuką, apsiverkti. Viskas. Aš nueinu, pasižiūriu programėlę, žiūriu PMS, ten už kokių 3 dienų mėnesinės. Ir man tada tos emocijos tokios, ai, tai čia mėnesinės. Ir aš neverkiu, nežlimbiu, nerašinėju eksam, nežinau, draugiam nerašau nesąmonių litanijų, ko galbūt 13 metų ar 14 darydavau, žinot. Tiesiog priimdavau tą emociją kaip tikrą, kad jinai iš tikrųjų aš čia jaučiuosi depressed. Ar ten iš tikrųjų man yra liūdna, ar ten iš tikrųjų aš esu pikta. Ne. Pabandykit tikrai labai sekti savo kūną. Tiesiog susidraugaukit su savo kūnu ir pabandykit sujungti tuos 2 dalykus, mintis ir kūną, ir pamatysit ant kiek lengviau. Tiesiog tos emocijos, ypač sakau per mėnesinės, jos taip žaidžia su mumis, jos taip nori, kad mes būtume tokios dirglės. Ir tai visas tas darbas, jisai ateis. Jūs užaugsit, jūs suprasit. Tai auginkit save, nesvarbu kiek jums metų, jums gali būti 30 ir jūs niekada neatkreipėte tai dėmesį ir priimdavot, kad tiesiog jums savaitę liūdna. Tiesiog, net nerandat priežasties. Labai juokinga, kaip emocijos žaidžia, kartais aš pamatau, noriu atverkti dėl kažko ir jos mintis, aš seku mintis, žinot, jos pradeda gaudyti. Kas mano dabar gyvenime man liūdna, kas mano gyvenime dabar man kelia nervą, kažkokį stresą labai didelį ir jos bando užkabinti už to dalyko. Kad dėl to tu jauti, nežinau, 90% iš visų tų kartų tai nebuvo tikra, aš pagaunu ir aš galvoju, palauk, ar tikrai? Loginį mąstymą vėl jungi tiesiog, okei, ar tikrai taip vyksta? Ar čia tikrai man reikia atliūdėti? 90% nereikia. Žinau, galbūt juokingai skamba, bet kai pradėsit sekti, pamatysit, kad iš tikrųjų taip vyksta ir kad iš tikrųjų kūnas su jumis kartais žaidžia. Tai bandykit suprasti, kada jūs jaučiat tikras emocijas ir kada jaučiat tas fake emocijas, kurios yra sukeltos tiesiog neišsimiegot, hormonai kažkas. Tai kaip ir link galo einam šitame video, bet vis tiek noriu pasakyti, kad pamedituokit, pasikalbėkit su savim, nenustokit klausti klausimų. Kuo daugiau klausimų klausit savęs, tuo daugiau atsakymų rasit, nes kai neužduodat klausimą, iš kur ateis tas atsakymas ir dažniausias atsakymas yra tarp jūsų. Tik reikia labai įsiklausyti save, todėl tikrai siūlau medituoti. Pabūt bent 10 minučių dienoje su savim, pasiklausyti, kas vyksta, pajaust savo kūną, pajaust, gal kažkur jaučiasi stresas, kodėl jis jaučiasi, tiesiog susirūgaukit su savim. Čia vis tiek yra pirmas epizodas, tikrai dar turiu daug temų, tikrai pakalbėsim apie pavydą, kaip būti moteriškai, būtinai tema bus, apie pasitikėjimą savim, taip pat noriu pakalbėti tiek tiesiog gyvenime, tiek santykius, tiek draugystė, tiesiog pasitikėjimas savim. Bet galėsim paliesti temą, kaip tvarkytis su nerimu. Jeigu jūs norit kažkokios temos konkrečios, tai būtinai pakomentuokit, jeigu į kažkokį klausimą neatsakiau, ar kažkoks klausimas kyla ir nerandat atsakymą, būtinai man galite prašyti, visada atrašysiu. Sekit savo kūną, stenkitės mylėti save, stenkitės skleisti gėrį ir jums ateis atgal. Dabar atsisveikinu, myliu jūs, ačiū, kad peržiūrėjote šitą video, ačiū, kad suteikėt man laiko pakalbėti, tikiuosi, nors 1% pasiėmėt kažką iš manęs. Ir jo, susimatysim kitam video. Bye! And it goes a little something like